Tai trispalvė, laisvė ir gimtinė. Jono Basanavičiaus vardu, nepriklausomybės aktu ir laisvė, Lietuvos laisvė. Laisvė ir tautiškumas. Galimybė, tikėjimu ir ateitimi. Su šeima, su laisvė ir su himnu. Šventė, laisvė, meilė. Su laisvė, tikėjimu, viltimi. Viltis, laisvė, džiaugsmas. Patriotiškai, su meile giliai širdyje. Pasikėlęs pasileidžiu lietuviškos muzikos. Kadangi esu Eurovizijos mėgėjas, gerbėjas, tai dažniausiai persiklausau Lietuvos eurovizinių paraiškų, kažkiek pasidžiaugiu, nueinu į kokį minėjimą. Jeigu aš esu pas tėvus kaime, tai greičiausiai taip ir prabūsiu namuose, bet tada stengiuosi bent jau pasileisti ar tai televizorių arba per kompiuterį įsijungti tiesioginę transliaciją kokio nors koncerto ar dokumentinį filmą. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę šią dieną minėti nuo mokyklos laikų. Su draugais grodavome gitarą, lietuviškas dainas. Ir gal dabar iš kitos pusės, nes esu ne renginio svečias, bet organizatorius ir jo dalis. Ir tikriausiai ir svarbiausias momentas man yra, kad aš galiu kurti šventės nuotaiką. Reiškia, yra Lietuvos gimtadienis ir turi būti šventė. Laiminga diena. Smagiausia, kad dabar galiu įnešti dar daugiau savęs mininčią dieną. Tai dažniausiai šią dieną praleidžiu įvairiuose renginiuose, o šiais metais taip pat dalyvausiu renginyje Matuizuose. Paprastai tai 15 dieną švenčia mokykloje, arba kaip šį kartą švęsime su kultūros centru. O 16 dieną, tai jeigu yra galimybių, tai dalyvauju šventose mišiose. O jeigu ne, tai žiūriu transliaciją. Iškeliu trispalvę. Draugiškumu. Patyčių kiekį mažinti. Gal bendrystės. Atsakomybės už save, atsakomybės už kitus. Vienybės, patriotiškumo ir dvasingumo. Iš jaunimo pusės dar daugiau sužinoti, kokia ta tikroji istorija. Įsiklausimo, supratingumo, priėmimo vienas kito. Atrodo, kad mes turime gyventi tarsi kažkokiuose rėmuose šabloniškai, trafaretiškai, kone. Ir jeigu mes matome, kad yra žmogus, kuris, tarkim, savo gyvenimo būdu arba savo vertybėmis kiek, ne tai, kad prieštarauja kitam, bet tiesiog neina kartu lygiai grečiai su juo, tai jau tada reikia jį užsipulti. Mano nuomonė, reikėtų priimti kiekvieną ir svarbiausia išklausyti ir ieškoti priežasčių, kodėl tai vyksta, o ne iš karto pulti teisti kažką. Bijom vieni kitų, bijom būti atviri, nuoširdūs, mylintys. Yra labai paprasta taisyklė, kurios aš laikausi. Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir atrodo paprastas sakinys, bet jis yra be galo stiprus. Nes jeigu mes su kiekvienu elgtumėmės taip, kaip norėtumėm, kad elgtųsi su mumis, tikriausiai visi be galo būtumėm laimingi, nes dažniausiai mes neįvertinam kaip savo neapgalvotais veiksmais ir šaltumu galim įskaudinti kitą, kol mums neatsitinka taip pat.
Na tikrai, Marijonas nedainuos 3 milijonų, dainuos 2 milijonai mūsų ir manau, kad bus tai labai aukštų technologijų Lietuva, galbūt su dauguma pensininkų, jeigu nieks nepasikeis. Šiandien dienai jaunimas emigruoja, turim stabdyti jį. Tai aš labai tikiuosi, kad mes patobulėsim ir patobulėsim net technologijose ar kažkokiuose nors, nežinau, sporte ar meno šakose ar mokslo šakose, bet patys kaip žmonės, mūsų draugiškumas pakils ir mes tiesiog būsim tokie, kokie esam, tik dar geresni. Labiausiai tai norėčiau matyti laisvę ir potaikę palaimą. Labiausiai noriu matyti žmonės pakantesnius vienas kitam. Mes vienintelė tauta, kuri turim moters pavardę Jeni, o jinai dabar nyksta. Galima žvelgti iš abiejų pusių, tai yra teigiamos ir neigiamos. Tai gal pradėsiu nuo neigiamos, tai taip, matau, kad Lietuva šiek tiek susitrauks, tai yra kiek mažiau gyventojų turėsime. Pastebiu aš nemažai jaunų žmonių, kad jie vis dėlto keliasi iš didmiesčių atgal į regionus. Svarbiausia yra, kad būtų kuo mažiau abejingų žmonių ir nebūtų tiek daug saviužsidariusių, piktų, abejingų viskam, ypač viešam gyvenimui žmonių. Na, man tai labai Seimo narys Robertas Šarknickas, bet jis kovoja dėl lietuvybės, dėl išlaikymo lietuvių kalbos. Basanavičius, daktaras. Galima Adamkienė. Jos kultūra, bendravimas, paprastumas, tavo daringa veikla. Žinai, tokius žmonės galima lygiuotis, stiebtis, tiesiog džiaugtis tuo. Gaila, kad jau neturi. Tai aš manau, gal paminėsiu Aurimą Valujavičių, kadangi tikriausiai visi žinom, kad visai ne prieš seniai jis perplaukė vandenyną ir dabar dar neseniai į kino teatrus buvo išleistas ir jo filmas. Įkvėpė tiek jauną, tiek seną žmogų nesustoti ir daryti toliau. Aš sakyčiau, kad mums tikrai labai daug davė prezidentė Dalia Grybauskaitė ir palyginti su dabar, kas vyksta, kas dar anksčiau buvo, na, žvelgiant istoriškai ir žvelgiant į kitus pavyzdžius valstybių, kaip vadovauja prezidentai, tai sakyčiau, kad Dalia Grybauskaitė tikrai buvo tas žmogus, kuris turėjo ir tvirtą ranką, bet kartu ir vienijo valstybę ir įsiklausė ir kartu rodė kelią, kaip tauta turėtų eiti kartu, kaip politikai turėtų eiti kartu su tauta. Tai vat labai džiugu, kad turėjome tokią prezidentę ir viltis, kad dar ateityje turėsime irgi tokių žmonių kaip jie. Aš galėsiu pasakyti paprastai, lietuvis. O aš noriu pasakyti, mama laiko visas tradicijas ir jinai sako, vaikeli, va tai jau sausio 13, tai sako tikrai didelė šventė, vasario 16, kovo 11, jinai ir karo mačius, ir visko mačius, ir jie sako tikrai didelė šventė. Svarbiausia, kad vertinkim ir saugokim laisvę, kurią iškovojo kiti. Ir žinoma, mylėkim savo tėvynę Lietuvą, garsinkim savo iškiliais darbais, būkim vieningi, būkim dvasingi, būkim patriotiški. Daugiau susibūrimų, daugiau trispalvių rankose. Galvoju, reikėtų palinkėti tautiškos giesmės žodžiais. Tegul tavo vaikai eina, vien takais gyvybė, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerovei. Tai čia visi. Būtumėm vieningi ir kad visuomet švęstumėm tik taikos šventę. Juoko, taikos, pasitikėjimų, daug šokių, dainų. Daug šypsenų, nepamiršti savo vertybių bei savo pareigų ir džiaugtis, kad esame laisvi. Norisi, kad mes nepamirštume, kas nutiko tą dieną. Tai prieš 106 metų atkūrėme valstybę.
Kaip Lietuva atkūrė savo savastį, valstybingumą, taip linkėsiu ir kiekvienam iš mūsų atkurti dalelę savęs ir kad toliau gyventume vešliai, sėkmingai ir laimingai. Švęskime ir mylėkime gyvenimą, nes jis mums duotas tik vienas. Ir nugyvenkime tą vienintelį gyvenimą taip, kad jei žiūrėtumėm filmą, tai kad jį būtų įdomu žiūrėti.